Na, o įpusėjus laidai grįžtame pas jūs su kiekvieno ketvirtadienio rubrika Knyginėjimai trumpai, kur šiandien detaliau paanalizuosime romaną Ragana Freda. Na, o pas mus studijoje svečiuojasi knygos autorė, žurnalistė, redaktorė, vertėja Jurgita Noreikienė, kuri ir pristatys savo naujausią kūrinį bei kam ir kodėl jį perskaityti tikrai yra verta. Sveiki. Sveiki. Tai ar galite iš pradžių supažindinti šiek tiek su knyga Raganos Fredos istorija, kas tai yra per siužetas, ko galima laukti ir tikėti skaitytojams? Ragana Freda yra mano trečias romanas, bet jis pasirodė jau daugiau nei po 10 metų pertraukos, tai iš tikrųjų aš jau jaučiuosi, tarsi vėl jis man būtų pirmas. Ir iš tikrųjų labai jaudinuosi dabar pristatydama knygą. Jeigu taip kalbėt, kas tai per istorija, kaip viršelinė tema, viršelinė istorija, tai yra istorija apie raganą, bet aišku, tai yra ne tik apie raganą. Čia susipina keli istorijų sluoksniai, keli žmonių gyvenimai, kurie visi susisieja per tą raganos personažą. Istorija prasideda nuo raganos būrimo salono. Tai mergina, studentė, turinti jau gana ilgai trunkančių santykių su vaikinu, turi ruoštis vestuvėms, bet abejoja. Jai kyla natūralių abejonių, kur tai veda, vis dėlto gal čia ne jo žmogus ir ji tiesiog, kaip dažnas, ateina pasikonsultuoti su ragana. O ragana tiesiog tada perima žaidimą į savo rankas ir ima žaisti tam tikrą manipuliacinį žaidimą. Ir visa ta istorija yra daugiau ir mažiau bandymas suprasti raganos asmenybę, kas tai per žmogus, kuris, kaip jis augo, kaip jis gyveno, kad jis pasirinko būtent tokią profesiją. Tai yra, toks nemažai psichologijos turintis romanas, nemažai tokių gyvenimo dramų. Taip pat yra daug meilės, erotikos, bet ir yra labai labai sunkių dalykų ir moralinių dilemų, nes viena iš tokių moralinių dilemų tai yra, su kuo aš esu labai pati asmeniškai gyvenime skaudžiai susidūrusi, tai yra apie kaltės išpirkimą, kad ne visada tą kaltę reikia išpirkti, nes tu išpirkdamas kaltę gali kaltu paversti kitą žmogų, kuriam tu jau prieš tai nusikaltai. Jis tarsi tampa tavo budeliu. Ir čia šito situacijoje tai man kažkuo siejasi su mano išgyventa patirtimi, kai mano mama susirgo labai sunkia liga, šoninė amiotrofinė sklerozė. Tai yra ta liga, kuri atima palaipsniui visą žmogaus kūną. Jis pradeda negalėti vaikščioti, negalėti valdyti rankų, tada negalėti kalbėti, ryti, galiausiai kvėpuoti. Žmogus valdo tik akis, visas protas veikia, bet jis tiesiog nebegali valdyti, kontroliuoti savo kūno. Ir mano mama teko paguldyti į ligoninę, natūralu. Jau kai atėjo ta riba, bet ji dar kalbėjo, ji dar ir pati šaukštą laikė, bet jau nebegalėjo pasikelti. Ir ligoninė ji po 5 dienų mirė. Nors dar pagal visą tą išgyvenamumo prognozę turėjau gal apie metus dar gyventi. Ir tada aš susidūriau su tokia didelė dilema, ką man daryti, ar man ieškoti teisybės ar ne. Nes aš turėjau labai pagristų įtarimų, kad tas 5 dienas tiesiog ji buvo nepritaikytas jai maistas, tai buvo aplaidumas, nes ji tiesiog gavo per tirštą maistą, kurio praryti normaliai negalėjo. Ir aš galėjau eiti į teismus, galėjau ieškoti teisybės per žiniasklaidą, kadangi pati dirbu žiniasklaidoje, tai man būtų gana paprasta buvę, bet pasirinkau kitą kelią, nes tai nebūtų sugrąžinę mano mamos, tai nebūtų atnešę daugiau gėrių į pasaulį. Ir aš tiesiog būčiau per tas ieškojimus teisybės galbūt suteršusi net savo mamos atminimą. Tai tiesiog pasirinkau kitą kelią, pradėjau rinkti, inicijavau paramos tai ligoniniai kampaniją, nes mačiau, kaip ten yra situacija, kaip tie ligoniai yra vieniši ir
atskirti nuo viso pasaulio, į ten patekę, nebeturi net kontakto su išoriniu pasauliu. Ir aš tiesiog tada su Daiva Žemyte mes inicijavom tokią paramos akciją padovanok ligoniniai televizorių nereikalingą. Pavyzdžiui, keičia žmogus televizorių ir per tą kampaniją atvežta buvo apie 18 turbūt televizorių, jie buvo sudėti į palatas, į koridorius. Ir tiesiog šitaip aš neįvykdžiau teisingumo. Teisingumas liko kažkur, bet ir aš manau, kad tas didysis žmogiškumas ir yra pakilt aukščiau teisingumu. Taip. Tai šiuo atveju ir Raganoje Fredoje taip pat šita problema yra sprendžiama ir tik tai kitų visai būdų. Taip, ir šiek tiek, tai, kaip suprantu, savęs įdėjote tą knygą. Tai ko atrodo iš to, ką jūs papasakojot ir kas gali būti šitoj knygoje, kad galbūt sunkesnė kiek knyga yra, tai kokio amžiaus skaitytojai gali būti pritaikyta? Iš tikrųjų, žinokit, ji nėra sunki knyga. Kaip bebūtų problemos sunkios, bet ji parašyta lengvu stiliumi ir tikrai yra daug meilės, taip pat yra erotinių scenų ir tai yra visiškai mano supratimu atostogų romanas galėtų būti, bet jis yra su tokiais pipiriukais, kur tikrai tu skaitydamas kaip meilės romaną, taip tu patirsi tą, išgyvensi žmonių tą santykių dramas, visas tas meilės istorijas, bet kita vertus tu ir rasi ką pamastyti. Tai amžiaus grupė, manau, kad vis dėlto tai moterų auditorija ir tai yra kažkur nuo 25-30 iki ir daugiau. Kadangi sakot, kad po 10 metų tai dar vienas jūsų romanas, ar ilgai užtruko parašyti naują knygą? Kiek tam laiko? Ja, pradėjau. Aš šiaip esu nuolat rašantis žmogus. Netgi yra, čia man tokia kaip ir saviterapijos forma. Aš ir dirbu, mano darbas tiesiogiai susijęs su rašymu ir laisvalaikis taip pat, kaip man susijęs irgi su rašymu. Tiesiog būna, kad aš, jeigu kurį laiką jau ilgiau nerašau, vyras sako, jau tu čia raganauji, maždaug eik jau ką nors parašyk. Gal tu geriau. Tai žodžiu, aš rašau nuolat, bet ne viskas, ką rašau, tampa knygomis. Už šitą konkrečią istoriją aš pati pasikėliau savo kompiuterio failus, pradėtas jis rašyti 2023 metais. Tai matyt, ta buvo situacija, kai buvo jau ten, tas jau išvarginęs visus covidas, kai buvo karo nuojauta, kai buvo, tikrai pasaulyje dėjosi negeri dalykai ir tas toks pabėgimas į istorijos rašymą, į knygos rašymą, jis buvo toks būdas išgyventi kažkokias į kitur nukreipiant mintis. Ir aš manau, kad netgi ir dabar, kas šiandieniniam pasaulyje vyksta ir Lietuvoje, ir pasaulyje, tai žmonės skaitykit knygas. Jos tiesiog jums suteiks kitą pasaulį, arba bent jau jis neišmes jūsų iš realybės, bet padės tą realybę išgyventi truputį spalvingiau ir su kitom emocijom. Visiškai pilnai su jumis sutinku. Ačiū labai, kad rašot, dalinate savo kūrybą ir ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū Jums. Šiandien rubrikoje Knyginėjimai trumpai apsilankė knygos autorė Jurgita Noreikienė. O mes dabar trumpam stabtelkim, skiriam trumpai reklamai, po kurios niekur tikrai nepabėkit, nes mes sugrįšime su ypatinga muzikinė premjera.